Labadiena, trenerė Rimantė, pristatysiu dinaminius tempimus. Pirmasis bus skirtas pečių juostos tempimui, dar vadinasi skorpionas. Atsigulsime ant pilvo, rankos į šonus ir suksimės atgal. Lieka prispaustas vienas petys, kitą koją perkeliam per kitą. Priešingą ranką galima pakelti į lubas, bet nebūtinai. Išlaikom 3-5 sekundės ir verčiamės į kitą pusę. 3-5 sekundės. Ir antrasis pratimas skirtas tempti didžiajam krūtinės raumeniui, dar vadinasi knyga. Atsigulsime šonus su kojomis sulenktomis 90 laipsnių kampu, apatinę ranką fiksuojame kelius, atsigulam ant šono, viršutinę ranką priešais save. Klubai stabilus, tiesiai žiūrintis į lubas. Ir įkvepiam orą, atsidarome, tai kiek išeina išlaikyti stabilius klubus, iškvepiam, uždarome. Tokių padarome iki 3-5 kartus kiekvienai pusiai. Trečiasis pratimas skirtas tempti sėdmenims, kriaušiniam raumeniui, vadinasi balandis. Statome vieną koją į priekį, mes ją kūnu užgulame, rankos ištiestos, galinė koja tiesi, įkvepiam orą ir sukamės žemyn, prispaudžiam vieną koją, prispaudžiam kitą koją. Tokių rekomenduočiau irgi padaryti po 3-5 kartus ir po to pakeisti koją. Na ir paskutinis pratimas, šuniukas prie krūmo vadinasi, skirtas tempti kojų galui, nugariniai daliai viso kūno. Atsistosim keturpėsčiai ir iškvepiam orą, spaudžiam žemyn, keliam kūną aukštyn, kulnus link kilimėlio ir tokių pakartojimų padarom iki 7 kartų ir galima kiekvienai kojytei atskirai pratempimą padaryti. Tai va, statiniai tempimai, pirmasis skirtas mažajam krūtinės raumeniui. Išsitiesime, sunersime rankas už nugaros, pečius spaudžiam stipriai, aktyviai žemyn ir tolyn patraukiam rankas, kol pajaučiam krūtinės priekyje tempimą. Išlaikom ramiai kvėpuojant 15-30 sekundžių. Antrasis pratimas bus skirtas šlaunų pritraukėjams tempti, dar vadinasi drugelis. Atsisėsime į tokią poziciją ir rankomis apglėpsime kojos pirštukus arba iš priekio rankos, arba perkišim per kojas ir stipriai trauksime save link pėdų, kol pajausime tempimą. Tempimo metu tempiasi ne tik šlaunų pritraukėjai, bet ir apatinė nugaros dalis. Išlaikom ramiai kvėpuojant 15-30 sekundžių. Trečias pratimas, kojų galo tempimas, nugaros tempimas, kojos tiesios atsisėdus ir tiek kiek eina sieksime į priekį ir išlaikysim poziciją taip pat 15-30 sekundžių. Na ir paskutinis pratimas bus skirtas keturgalvių šlaunies raumeniui. Atsistosime į įtupstą. Pasversim dubenį atgal ir rankomis pasigausime galinę koją ir kulną jos spausime link sėdmens. Išlaikant dubenį po savim, išlaikysim 15-30 sekundžių. Visus statinius tempimus rekomenduočiau atlikti po 2 serijas. Ačiū už dėmesį.